Ačiū. Ačiū Viešpatie, kad davėjai man viską. Labai dėkoju, kad mes esame palaiminti, kad mes esame išgelbėta tauta. Ačiū, kad mus globoji, mus myli. Ačiū už visą gausą, už visą meilę, už tai, ką mums suteikia kiekvieną dieną ir kad Lietuvoje bus amžina taika. Ačiū Viešpatie už viską ir labai prašau, kad kiekvienas pasaulio žmogus patikėtų tuo, nes aš to ir atėjau čia paliudyti aukščiausiojo buvimą, meilės buvimą šiame pasaulyje. Laimink mūsų tautą. Labai meldžiu, kad Jevgenijus pagaliau atsisuktų į Dievą ir įvykdytų savo misiją, išgelbėtų Lietuvą, o po to ir tas tautas, kurios norės būti išsigelbėjusios. Ačiū labai. Ir duok Viešpatie, duok Viešpatie jam stiprybės pakelti visą jo kryžiaus kelią, kurį aš mačiau. Ačiū. Myliu jūs ir laiminu. Dėl to aš ir sugrįžau į Lietuvą, tik dėl to. Su meile. Būsiu mokytoja, jeigu nebūsiu, žiūrėsiu iš viršaus ir visiems vaidensius, kurie bus tyri, švarūs, gražus. Todėl skubėkite į Liansum, nes reikės visiems išsivalyti savo pūlinius, nes, kaip žinote, tas kalnas yra skaudulių kalnas, pūlinių kalnas, aš vadinu, sudužusių širdžių kalnas, kur žmonės nešė visus savo vargus, rūpesčius būtent į šitą kalną ir tikėjo, kad Viešpats padės, bet jis išgirdo jūsų maldas ir atsiuntė mane, kad aš padėčiau jums. Iki.